Sveikutės, sveikučiai. Sveiki prisijungę, čia pirmas susitikimas iš 4 susitikimų ciklo gyvenimas su palaikymu ir šiandieninė mūsų tema yra ar aš nesikraustau iš proto. Ir matau keletą žmonių jungiasi, tai tiesiog jeigu galit kažkas parašykit man, kad mane matot ir girdit, tuo žiūriu, kur čia matysiu komentarus, čia turėtų matytis komentarai. Ir jeigu turit klausimą apie gyvenimą su palaikymu, apie kraustimąsi arba nesikraustimą iš proto, apie angelus, apie tappingą, tai tiesiog komentuokit čia. Aha, matau, kad... sveikinasi Simona ir Vitalija, sveikutės. Gerai. Jovita sveikinasi, sveika, smagu matyti. Taip, tai jeigu turit klausimų, komentuokit čia. Jurgita sveikinasi, Vitalija sako, matom ir girdim, smagu girdėti, viskas gerai, aš bandysiu tada ir kalbėti čia ir sekti komentarus. Ir kaip jau rašiau, čia bus rugpjūčio 4 susitikimų ciklas, įkvėptas mano knygos Palaikanti visatos energiją ir mano kortų pokalbiai su angelais. Jeigu turit, tai bus proga prisiminti, aš skaitysiu citatas iš knygos ir trauksiu kortas. Jeigu neturit, irgi viskas gerai, galite tiesiog prisijungti, dalyvauti, sugerti visą informaciją, kuri ateina. Ir gal papasakosiu, kodėl atsirado šitas ciklas. Tai šį mėnesį, rugpjūčio 18 yra mano gimtadienis, 818 yra mano skaičiai. Ir per tuos skaičius angelai vienas iš būdų, kaip angelai visą laiką bandė prisibelsti į manęs, tai per pasikartojančius skaičius. Dėl to aš pasidalinau vakar pasikartojančių skaičių reikšmėm, nes tai vienas dažniausių klausimų, kuriuos sulaukiu. Ir šį mėnesį man sueina 40 metų ir aš jau prieš kelis mėnesius pradėjau galvoti apie tai, kaip aš norėčiau paminėti tą sukaktį, nes aš nemėgstu nei labai didelių kažkokių švenčių daryti, nei organizuoti kažką. Su daug žmonių susitikti gyvai man sudėtinga, nes aš labai jautri ir man ten visa švenčių energija daugiau kelia streso negu džiaugsmo. Bet pagalvojau, kad vienas iš tokių svarbiausių atradimų per paskutinį 10-metį, nuo 30 iki 40, buvo tai, kad aš galų gale pajutau, ką reiškia gyventi su palaikymu. Galų gale angelai prisibeldė iki manęs prieš 5 metus ir kad aš apie tai noriu kalbėti ir dalintis, nes tikiu, kad daugelis jūsų esat čia dėl to, kad arba jaučiat tą palaikymą, arba įtariat, kad jis gali būti, arba norit jo daugiau, arba norit jį pastiprinti. Ir tai gyvenimas su palaikymu nėra toks vienkartinis dalykas. Angelai nėra kažkas, kas ateina į mūsų gyvenimą ir tada mes sakom, dabar jau aš viską supratau, man viskas aišku, nes tai yra nuolatinis įėjimas, judėjimas sluoksniais, ką aš šį pavasarį, čia pavasario pabaigoje, gegužę, birželį turėjau tokių sudėtingų patyrimų ir kaip tik tuo metu įrašinėjau video, ką daryti, jeigu angelai nusisuko, jeigu bijai kalbėti su jais, tai taip gražiai sutampa, kad iš mano auditorijos ateina klausimai, kurie po to aš suprantu, kad jų man pačiai reikėjo, bet aš tuo metu gal dar nesuvokiau, bet angelai tokia forma atsiunčia man kvietimą apie tai pagalvoti. Čia irgi taip stebuklingai viskas susidėlioja. Tai dėl to aš norėjau kalbėti apie tą gyvenimą su palaikymu. Ir kartu, kai kūriau tos pavadinimus, tos klausimus, kiekvienam susitikimui, tai pradėjau nuo to klausimo, ar aš nesikraustau iš proto, dėl to, kad tai buvo klausimas, kurį aš ir pati savo uždaviau. Bet įdomu, iš tų, kiek esat prisijungę, ar jums kyla tokių minčių, gal garsiai niekada nepasakot, bet ar yra kilę minčių, kad ar aš nesikraustau iš proto, ar aš čia neišsigalvoju, ar tikrai yra čia kažkoks tas nematerialus pasaulis, ar jums niekada nekyla tokių minčių, gal ir nekyla. Tai tiesiog pasidalinkit, pasižiūrėsiu komentaruose. Taip, sveikinasi Joana, Renata, Aurelija, skaičiai. Klausimų daug yra dėl skaičių, tai pats, jeigu nori daugiau, tai yra ir mano ta lentelė, aš grupiai čia įkėliau ir taip pat galit YouTube suvesti, ką reiškia pasikartojantys skaičiai, vienas populiariausių mano įrašų, kur aš daugiau ten komentuoju, tai ten galit
apie konkrečias skaičių reikšmės pasižiūrėti, bet šiaip aš ilgą laiką nedariau įrašą apie skaičius ir nekalbėjau apie konkrečias skaičių reikšmės dėl to, kad skaičiai tiesiog yra angelų būdas jums iki jūsų prisibelsti ir pasirodyti, kad jie yra šalia, kad jie padeda, kad mes galim prašyti jų pagalbos ir dėl to pati svarbiausia žinutė yra, kad angelai yra šalia, kad jie palaiko, nes patys angelai jie neturi savo kažkokių tikslų, ką jie nori, kad mes padarytumėm. Jie nori mus palaikyti, jie mato mūsų, kartais jie mus nukreipia, bet tai dėl to, kad jie mato mūsų tuos didelius tikslus, jie mato mūsų širdies troškimus ir tada jie mato, ką mes dabar turim padaryti, kas mus prie to priartintų, kas mums gali atrodyti visai nesusiję. Pavyzdžiui, kad jeigu norim kažko įsileisti į savo gyvenimą, man buvo labai netikėta, kad mes turim prieš tai padaryti tam vietos, turim padaryti fizinės erdvės namuose, turim pravalyti savo įsitikinimus, kas atrodo kaip čia tiesiogiai susiję, bet mes turim padaryti vietos. Tai dėl to angelai kartais mus bando mums kažką pasakyti, tiesiog dėl to, kad padėtų mums ir tų kelių, kaip mes galim pasiekti tai, ko norim, yra labai daug. Ir su angelų pagalba mes galime eiti šiek tiek lengviau, galime žinoti, kad viskas į gerą, bet konkrečios skaičių reikšmės nepasikabinkit ant to, nes dažnai žmonės klausia, tai ar aš teisingai supratau, ar čia tiksliai šita reikšmė, nes reikšmių yra skirtingų, aš kartais tiesiog pagooglinu angliškai angel number meaning ir tada parašau tą kombinaciją ir man išmeta kelias skirtingas reikšmės ir aš tiesiog leidžiu savo širdimi pajausti, kuri ta reikšmė yra mano. Tiesiog svarbu yra, jeigu pas mane žiūrėsi, tai pas mane jau yra visos reikšmės teigiamos, bet jeigu tiesiog googlinsit, tai svarbu yra žiūrėkit, kad visos reikšmės sukeltų jums gerą jausmą, nes kažkada man Luiza parodė, Luiza yra mano mylimoji, ir kažkada aš anksčiau sakydavau, kad pagooglinkit tas reikšmės ir kažkada jinai man parodė, kai jinai pagooglino, ką surado ir dėl to aš po to padariau tą video, nes jinai ten kažkokias kosminės reikšmės surado, kaip, kur buvo daug neigiamų dalykų, tai angelai nekalba su mumis apie neigiamus dalykus, nebent iš gijimo pusės, paleidimo pusės, dėl to, kad mes ir patys prisidarom problemų savo gyvenime, tai visada ieškokit tos reikšmės, kuri jūs palaiko ir kaip būtent leiskit, kad tiesiog ateitų tas suvokimas. Angelai labai moko pasitikėti ir dėl to yra tas klausimas, ar aš nesikraustau iš proto, nes mes negalim, angelų žinučių mes negalim pačiupinėti taip, kaip knygą galim pačiupinėti, ar stiklinę vandens, atsigeriam ir jaučiam, kad tas vanduo yra, tai tuo tarpu angelų žinutės, visa ta informacija, jinai tokia yra kažkur ore, kažkur neapčiuopiama ir dėl to ypatingai pradžioj kyla tos abejonės, ypatingai jeigu mes atsibundam tam dvasiniam suvokimui ir esam tarp miegančių žmonių, kurie bando mus įtraukti atgal į savo narvus. Taip žiūriu matau atsakymą apie tą klausimą, ar aš nesikraustu iš proto, tai kyla. Kažkas sako, ne, man labai patinka, nekyla, manau, kad jau atėjo tam laikas, sutinku, laikas vis labiau tam, man nekyla abejonių, tikiu, kad Dievas angelai ir dar daug visko, ko mes nematom. Klausimas, kaip užmegzti stipresnį ryšį su angelais, bet stengiuosi, bet toks jausmas, kad ne visai pavyksta. Čia irgi yra iš tos serijos, kad aš darau nepakankamai, aš nepakankamai gera, tai pats noras ir ketinimas yra svarbiausias dalykas, po to jau rezultatas ateis. Po truputį galit bandyti, ką aš darau ir dėl ko kortas išleidau lietuviškas, tai dėl to, kad jūs galėtumėt savo išsitraukti dienos žinutę kiekvieną dieną, jeigu norit, jeigu ką, tai visada yra mano 100 video, galit bet kurį atsiversti ir pajusti, kuri žinutė yra jums. Dar ką aš darau pati, tai aš ryte užduodu savo klausimą, yra tokia laisvo rašymo technika. Atsiprašau. Ir formatas yra labai paprastas, yra toks, aš parašau, mieli angelai, ką norėtumėt, kad aš šiandien žinočiau. Ir tada aš tiesiog leidžiu, kaip toks minčių srautas, aš leidžiu savo rašyti. Ir ateina kažkokios žinutės ir aš pasitikiu, tikiu, kad tai yra iš angelų. Ir dar jeigu pastiprinimo norit, tai aš rekomenduoju tapingą. YouTube mano pasižiūrėkit, vienas iš naujesnių yra bijau kalbėti su angelais, nes ten, ne tik apie tai, kad iš vis bijau kalbėtis, bet ir apie tai, kad bijau, kad tas ryšys nepakankamai stiprus, ar aš kažką netaip darau, ten daugiau temų paliečiu.
Taip, Vida rašo, man nekyla abejonių, kad yra daug daugiau negu mes matom, noriu vis daugiau žinoti, info reikalinga kaip oras. Na taip, smagu. Justina sako, aš tave žiūrint, matau savo angelų skaičių 31, žmonių seka, o mano skaičius 13. Taip, Justina, ir aš gyvenu 131 bute, irgi tavo skaičiai. Tos baimės pastovės ir įkyrios mintis kamuoja pastoviai. Jo, tai aš gal matėt, vakar pasidalinau įrašą apie tai, kad kartais man atrodo, kad aš nieko nežinau, nesvarbu, kad aš parašiau knygą apie palaikančią visatos energiją ir kad išleidau kortas, bet kartais man kyla tos abejonės ir aš galbūt jau man dabar nebekyla abejonės, ar yra angelai, ar palaikymas, bet man kyla daug abejonių savim ir mes visi esame skirtingi ir turim skirtingas kovas, skirtingus sunkumus, skirtingas pamokas, kurias mes mokomės, bet aš pastebėjau, kad man labai svarbu yra šitam gyvenimo etape tiesiog priimti ir tą mano dalį, kuri abejoja ir nenuteisti jos, kad jinai neteisi ar kad jinai kažkokia bloga, bet kad leisti ir jai būti ir kai aš leidžiu jai būti, kai pakalbinu ją, dažnai patapinu, tai jinai kažkaip tada lengviau pasileidžia ir aš tada grįžtu į savo pusiausvyrą ir tai tada, man atrodo, trumpiau užtrunka, nes jeigu aš priešinuosi, kaip bet kokia emocija, kuo labiau priešinuosi, tuo ilgiau, tada tuo giliau aš klimpstu į tą baimės ir nežinojimo liūną. Taip, Jovita sako, kartais tiesiog pasidaro baisu per daug išskristi. Taip, šitą irgi aš labai turiu baimę viduj. Ir kartais aš pasvarstau, kiek tai tikra ar ne, nes aš esu buvus ilgą laiką labai išskridus ir kol neatsirado angelų mano gyvenime, tai aš, man atrodo, bandžiau ignoruoti iš vis, kad aš esu šitam kūne, po to labai taip stebuklingai pakliuvau, buvo labai stiprios integruotos kūno ir judesio terapijos studijos, mokiausi 3 metus, tai tos studijos mane sugrąžino šiek tiek į kūną ir angelai irgi man padeda grįžti labiau į kūną ir tapingas. Ir milijonus kitų dalykų, kuriuos darau, bet tas išskridimas, šį šeštadienį mes buvom prie ežero, Trakuose toks yra akmenos paplūdimys, ir aš ėjau nupirkti Luizai ledų, ir nes aš stengiuosi nevalgyti pieno produktų ir cukraus, ir pieno produktas yra blogiausias dalykas, dar cukrus dar neblogai, ne taip blogai, bet aš nemėgstu šaldytų sulčių ledų, tai aš dažniausiai prie ledų šaldytuvų iš vis net neinu, nes žinau, kad nieko gero nerasiu savo, tai net neerzinu savęs, bet aš ėjau jai pirkti ledų ir aš pasižiūriu šaldytuvą ir žiūriu, yra veganiški Magnum ar kažkokie ten ledai. Tai ir po to aš labai susimašiau apie tai, kad galbūt man atrodo, kad daugelis žmonių valgo normalius ledus ir yra kokie 3 žmonės nevalgantis pieno produktų, bet ar tikrai tai tiesa, gal yra daugybė tokių žmonių, tik tai gal aš nežinau tos informacijos. Tai panašiai galbūt ir su tuo išskridimu, galbūt kai mes atsibundam, mes esam per daug, mes esam dažnai apsupti miegančių žmonių ir dėl to mums atrodo, kad nėra atvirų žmonių ir kad aš per daug atitrūksiu nuo pasaulio ar nuo visuomenės, jeigu per daug į tai nueisiu, bet klausimas, ar tai tiesa? Ir atsakymą aš nežinau. Taip, nemoku savęs priimti tokios, kokia esu. Na, manau, čia viso gyvenimo, visų mūsų darbas. Ir žinau, kad labai lengva pasakyti, bet vienintelis dalykas, ką aš pati savo bandau, tai leisti tam būti ir gauti, kiek reikia palaikymo. Tai aš naudoju tapingą, pradėjau vėl vaikščioti į kūno terapiją šį pavasarį, kas jaučiu irgi labai buvo svarbu, dabar gal vėl jaučiu, kad nebereikia, bet tas savęs priėmimas yra kelionė ir labiausiai padeda, kad noras, aš noriu priimti save ir jeigu noriu, tada randu vis naujų būdų, nes tai irgi yra toks nuolatinė kelionė. Tai noriu paskaityti jums gabaliuką iš knygos ir noriu šiandien paskaityti jums įvadą ir šiek tiek pakomentuoti daugiau, kodėl būtent toks tekstas ir kodėl būtent jisai atsirado. Pirminis šios knygos pavadinimas buvo Kokie dar stebuklai, tik po to kažkaip su leidėja sutarėm pervadinti į
palaikanti visatos energiją. Ir pati teksto pradžia yra tokia. Kokie dar stebuklai? Ironiškai paklausė draugė, pamačiusi ant stalo knygą Kursas apie stebuklus. Gal tu realiame gyvenime truputį pagyvenk. Dabar pagalvoju, gal ne tokia jau gera draugė ji buvo, bet jos ironiškas klausimas įstrigo man ilgam. Tikrai, kokie dar stebuklai, ką aš čia svaičioju? Ir vis dėlto jaučiau nenumaldamą sielos kvietimą eiti gilyn, nerti į šią normaliems kabutėse žmonėms sunkiai suvokiamą sritį, kur nėra tik juoda ir balta, gera ir bloga, kur esama daug niuansų ir atspalvių, kur karaliauja intuicija, sielos šnabždesiai, o didžiuliuose tamsos šuliniuose gali atrasti vis daugiau šviesos. Jei būčiau žinojusi, tamsiausiomis akimirkomis galvodavau, jei būčiau žinojusi, kad bus taip sunku, nebūčiau pradėjus šitos kelionės. Būčiau gal bandžiusi likti normali kabutėse, žemiška kabutėse, racionali kabutėse, būčiau, jeigu būčiau, bet sielos šauksmas šiaip ar taip būtų mane išstumęs iš komforto zonos. Tai gal ir gerai, kad pasidaviau jam. Norėčiau pramiegoti tą laiką, norėčiau užmigti ir atsibusti, kai visas šis košmaras jau bus praėjęs ir kaip nors išsisprendęs. Taip tamsiausiomis valandomis sakydavau savo. Bet ėjau kiekvieną dieną, ėjau, bandžiau, griuvau, stojausi, vėl ėjau, vėl griuvau, verkiau, pykau. Ir kai atrodė, praradau bet kokią viltį, išvydau šviesos spindulėlius. Pradėjau matyti, kad iš tiesų stebuklų yra visur aplink mane. Atsibudau ir ne už ką nebegrįšiu miegoti. Laukiau šio laiko daugelį gyvenimų, ruošiausi tam, gimiau tam, kelio atgal nebėra. Tai ta frazė taip įstrigusi iš tos mano draugės, kad gal tu realiam gyvenime šiek tiek pagyvenk, man jinai susijusi su šita šiandienos tema, ar aš nesikraustau iš proto, dėl to, kad žmonės, kurie dar nėra atsibudę, jie gyvena savo, jie arba miega, arba gyvena savo narvuose, iš kurių patys bijo išeiti, ir dėl to jie dažnai pasirengia bet ką padaryti, kad sugrąžintų mus į mūsų narvų, į tos pačius narvus, iš kurių mes bandom išeiti. Ir dar dažnai tokie pasakymai kitų žmonių, kurie mus paveikia, kai mes esam dar tik tokioj labai nestabilioj pačioj pradžioj, tokie pasakymai dažnai priverčia mus pasitikrinti, ar aš esu tikra tuo, ką darau, tuo, kuo tikiu, tuo, ką atrandu, ar aš tikiu, kad tai yra tikra, net jeigu kitas žmogus netiki. Ir aš esu turėjusi vieną tokį, kai pradėjau gilintis į dvasinius dalykus, tai dar netgi šiek tiek prieš pradedant man gilintis, bet jau man einant į tą nubudimo kelią, nors aš nelabai dar supratau, kas vyksta, aš esu turėjus labai tokį dramatišką pokalbį su savo mama, kai jinai mane apkaltino, kad aš į kažkokią sektą pakliuvau, kad aš kažkokiose sekso orgijose dalyvauju. Iš principo kaip ir tokie net galėtų būti komiški, juokingi dalykai, jeigu nebūtų taip skausminga, nes labai artimas žmogus ir labai mane ilgam laikui įskaudino. Ir dabar aš, kai atsigręžiu atgal, tai aš suprantu, kad visa tai buvo, jos žodžiai buvo atspindys mano vidinių abejonių ir netikėjimo ir nepasitikėjimo, kuris iš pradžių buvo didžiulis, jeigu dabar jisai karts nuo karto pasirodo, tai iš pat pradžių jis buvo milžiniškas, nes tai visiškai griovė mano suvokimą apie pasaulį, kaip aš iki tol tikėjau, koks yra. Ir dėl to jinai tiesiog buvo kaip būdas man labiau iškelti mano baimės, kad aš galėčiau paleisti jas. Ir mes daugiau niekada nekalbėjom apie tą pokalbį ir truputėlį atstatėm savo santykius po to laiko, bet aš likau atsargi po tos patirties, čia gal šiek tiek kita tema, bet dabar, kuo aš labiau pati su savim esu komfortiška ir kuo daugiau dirbu su angelais, su tapingo temomis, kurios nei vienos nėra labai kažkaip plačiai žinomos ar daug apie tai kalbama, kuo daugiau aš apie tai kalbu, tuo mažiau aš sulaukiu tų neigiamų kažkokių komentarų ir net jeigu sulaukiu, tai mane tai, aš tiesiog priimu, kad tai yra to žmogaus nesuvokimas arba nuomonė, jie kažkaip kitaip mato pasaulį ir, okay, tegul, bet manęs taip stipriai nepažeidžia dėl to, kad aš viduj neturiu tos didelės abejonės ir aš jau nebegalvoju, kad aš kraustausi iš proto. Taip. Daiva sako, plunksnų matau kiekvieną dieną, tai reiškia, kad angelai visada šalia. Taip.
Erikos klausimas, ar juoda plunksna blogiau negu balta. Bet čia yra iš tos serijos klausimų, Erika, ačiū labai, kad uždavėjai, tai priminėjai man vieną svarbią temą. Tokius klausimus aš priimu kaip, kai mes bijom ir nepasitikim, tada mes nežinom, kaip suprasti, ar čia gera plunksna, ar čia bloga, ar geriau balta plunksna, ar juoda. Kažkada atsimenu, man parašė klausimą, žinot, yra pasagos kabinamos būna virš durų, man atrodo, kad virš durų, ir man uždavė klausimą, reikia tą pasagą kabinti į apačią ir viršų. Tai, irgi, aš konkrečiai apie pasagą nežinau, bet čia ką norėjau pasakyti, kad visos plunksnos yra geros. Aš dažnai matau plunksną prie namų, kur skraito daug varnų, ir aš žinau, kad ta plunksna yra iš tos varnos, bet jeigu aš ją pamačiau, tai yra proga, kurią angelai pasinaudojo parodyti man žinutę. Ir tai, žodžiu, tiek juoda, tiek balta plunksna yra vienodai geros, pilkos irgi man visai patinka. Ir mintis yra tiesiog pamatyti, lygiai taip pat kaip pavyzdžiui, kai aš prašau iš visatos, kad aš jūsų daugiau pinigų ir randu lietuvišką centą, kurį gan sudėtinga man būtų iškeisti į pinigus, kuriuos dabar galėčiau naudoti, bet aš priimu tai kaip palaikymo ženklą, pasakau ačiū, anksčiau imdavau, dabar net nebeimu tų centų, galvoju, tegul dar ką nors kitą pradžiugino, aš tiesiog gavau žinutę ir nepasėmiau tos plunksnos, nes irgi sulaukiu klausimų, ar reikia rinkti tą plunksną, ar nereikia. Tai atsakymas yra, kaip norit. Žinau, kad kai kurie kolekcionuoja tas plunksnas ir atsiunčia tas sugavus nuotraukus su gražiom kolekcijom, o aš dažniausiai tiesiog palieku, tegul jinai gyvena, jinai yra gamtos dalis. Žodžiu, plunksnos gali būti visokios ir ypatingai pastebėkit, kad, dvi mintis. Pirma mintis yra, kad kai angelai pamato, kad mes juos išgirdom, pavyzdžiui, pradėjom atkreipdėmėsi į plunksnas, tada staiga visur pilna plunksnų. Arba jeigu pamato, kad mes pastebim skaičius, tada staiga visur pilna skaičių, dėl to, kad jie pamatė, kad mes matom ir tada jie siunčia mums to daugiau. Aš kažkada net buvau Facebook'e pasidalinusi, kad ėjau tiesiog čia gatve prie namų ir mašinų numeriai buvo visi su 8 ir 1 su mano skaičiais ir aš ėjau ir bandžiau įsivaizduoti, kaip angelai turėjo ten reguliuoti eismą, kad tos mašinos būtent taip būtų sustatytos prie namų, kad man atneštų tą žinutę ir kad aš praeičiau pro ten, nes aš ne visada pro ten einu, bet taip gražiais, tokiais subtiliais būdais angelai siunčia mums žinutės. Ir tai čia pirma mintis, kad kai jie pamato, kad mes pastebim, tada siunčia daugiau. Čia nereiškia, kad jūs kraustotės iš proto, tai nereiškia nieko blogo, tai reiškia, kad nuolatinis priminimas, nes jie visada yra šalia, bet mes pastoviai pamirštam. Tai jie, žodžiu, pastoviai mums siunčia priminimus. Ir kitas dalykas yra ypatingai, jeigu yra kažkas sunkaus, kas vyksta. Šiandien kaip tik uždaviau mano istorijoje, galima užduoti klausimą man ir uždavė kažkas klausimą, sako, aš visur matau plunksnas, bet gyvenime viskas ko tolyn to blogin. Tai ypatingai tada, kai atrodo, kad viskas blogai, tada angelai siunčia mums daugiau ženklų. Kai tik man pradeda atrodyti, kad yra per mažai pinigų, 818, finansinė gausa yra mano pamoka, tai kai tik man atrodo, kad yra per mažai pinigų, aš pradedu visur matyti 818 mašinų numerius. Ir man tie numeriai jau kartais atsibosta, aš sakau, ir vėl tie 818. Tai žodžiu, kai jau viskas gerai, kai aš jaučiuosi, kad esu gausoj, kad viskas eina pagal planą, pagal taip, kaip aš norėčiau, tada aš nematau tų skaičių. Bet kai pradeda jau man kilti abejonės viduj, tada aš pradedu matyti tos skaičius, nes angelai pajaučia, kad man reikia daugiau palaikymo. Tai tą irgi tokį pasitikėjimą, nes mes tikim, kad yra palaikymas, bet aš manau, kad lengviau, tiek man, tiek manau visiems žmonėms lengviau yra patikėti, kad viskas yra gerai, kad mes esam palaikomi tada, kai viskas yra gerai. Bet jeigu griūva mūsų gyvenimas, tai tada aišku, kad sunku yra patikėti, kad viskas yra gerai. Koks čia gerumas, jeigu viskas griūna. Bet būtent kartais mums reikia, kad sugriūtų kažkas, kas buvo, kad galėtų ateiti kažkas geresnio. Kažkokie geresni dalykai. Aš nekartą jau pasakau, bet jaučiu, kad dabar vertėtų pakartoti. Yra tokia graži Marianos Williamson metafora. Marianė Williamson parašė knygą, yra lietuviškai išleista Sugrįžimas meilėn, labai rekomenduoju, viena iš mano tokių geresnių knygų skaitytų lietuvių kalba. Ir jinai pasakojo tokią metaforą, kad sako, kai aš pradėjau prašyti Dievo
kad padėtų man sutvarkyti savo gyvenimą. Ir sako, jeigu mano gyvenimas yra kaip namas, tai aš įsivaizdavau, kad Dievas ateis ir ten gal perdažys sienas, ar kažkokius baldus perstatys, ar kažką padarys. Bet sako, jis atėjo su tuo vėzdu tokiu, kuris greuna namus ir išdaužė viską, nes aš turėjau neteisingus pamatus ir ant jų nebuvo galima pastatyti gražaus mano gyvenimo namo. Tai aš, nes aš pati irgi perėjau tą neteisingų pamatų turėjimą, apie tai savo knygoje daug pasakoju. Tai dabar, kai man atrodo, kad kažkas vyksta ne taip, tai aš primenu savo, kad galbūt kažkas vėl turi sugriūti, kad atsirastų kažkas naujo. Tai nereiškia, kad aš padariau kažką blogo, tai nereiškia, kad aš esu kažkokia bloga ir kad aš neturiu to palaikymo. Tai tiesiog toks yra procesas. Gamtoj ciklas vyksta natūralus. Pavasaris viskas sudygsta, vasara išauga, rudenį nuimam derlių, žiemą niekas neprieštarauja, kad neauga braškės ir neauga lapai ant medžių. Bet mes iš savęs tai visada tikimės, kad aš visada duosiu rezultatą, visada būsiu laiminga, visada jausiuosi gerai. Tai man tie gamtos palyginimai labai padeda labiau priimti, kad viskas yra gerai taip, kaip yra. Gerai, dabar tada dar ištrauksiu 3 kortas. Vieną kortą parodysiu ir 2 ištrauksiu naujas. Tai galit, jeigu norit pasižaisti, pagalvoti, kuri žinutė bus jums, 1, 2 arba 3. Tai pirma žinutė, kurios netrauksiu, bet kurią tiesiog parinkau šitai temai, yra apie baimę. Ačiū angelai, kad padedat man paleisti baimę, aš esu saugi. Ir baimės korta šitai temai dėl to, kad ta baimė, kad ar aš nesikraustau iš proto, iš esmės reiškia, arba ten aš bijau išskristi, tai iš esmės reiškia baimę, kad aš nepasitikiu savim. Ir aš bijau to, kokia aš esu, ir to, kuo tikiu, kuo noriu tikėti, tuo bijau to, ką atrandu. Ir dėl to stengiuosi atstumti tai. Tai dėl to tapingo įrašas paleisti baimę išlieka vienu žiūrimiausių mano visų laikų įrašų, galite pasižiūrėti. Ir šiandien kaip tik galvojau, ryte vaikščiojom su Gile miškės šuniu ir galvojau, aš žaidžiu žaidimus telefone ir visokių esu perėjusi etapų, kai žaisdavau, kai vėl paskui nežaisdavau, kai vėl žaisdavau ir dabar kažkaip vėl pradėjau šiek tiek žaisti. Ir iš pradžių labai susipergyvenavau, sunerimau, kaip čia taip gali būti, tai kas čia blogo, kodėl čia taip yra, kodėl dabar aš čia žaidžiu, kas čia atsitiko. Ir visai bandžiau kovoti su savim, bet kažkaip šiandien pagalvojau, kad gal ir nieko blogo tas žaidimas, gerai, pažaidžiu ten, gal valandą per dieną, kartais gal pusę valandos ir ką, nieko blogo nėra, kad aš tik tai sėdžiu, žaidžiu ir daugiau nieko gyvenime neveikiu. Tai, tas, kad, žodžiu, mes bijom leisti savo būti tokiais, kokie esam, iš baimės. Tai, kai paleidžiam tą baimę, tada gali iškilti mūsų tas vidinis žinojimas, nes, pavyzdžiui, vakar aš norėjau, vakar norėjau palaistyti gėles. Man gėlės reikia prisiminti laistyti, aš pastoviai pamirštu. Ir aš visą dieną tingėjau laistyti tas gėlės, galvoju, ne dabar, gerai, nelaistyti, ir galų gale, ir galvoju, gerai, nelaistysiu tų gėlių rytoj. Jeigu ką, dabar nėra jau taip karšta, tai netaip jos išdžiūsta. Ir vakare pajutau, kad dabar man atėjo įkvėpimas ir dabar aš noriu laistyti tas gėlės ir man tiek atėjo tas įkvėpimas, kad aš pradėjau čia tvarkytis namuose ir palangę nuvaliau, kur tas gėlės stovi ir paskui atėjęs ten visą kraiko dėžę tą išploviau, kas man gerai sekasi aš daug lengviau įrašysiu 5 video, negu sutvarkysiu kažką namuose. Tai ir manau, kad tai vyko dėl to, kad aš leidau savo daryti taip, kaip man norisi, aš nepriverčiau savęs. Ir aš suprantu, kad ne visi turi tokią prabangą, yra dalykai, kurios ir ne visi ir ne visada, ir yra dalykai, kurios ir aš turiu daryti ir darau griežtų laiku, bet tada, kai išeina, tai yra labai stipru leisti savo daryti, nors tai atrodo kažkaip netitinka kažkokio įsivaizdavimo. Glennon Doyle šiandien kaip tik klausiau, turi podcastą savo. Jeigu klausot angliškai, tai labai labai rekomenduoju. Vadinasi We Can Do Hard Things. Ir per Spotify aš klausau. Ir šiandien kaip tik jinai kalbėjo apie tai, kad dalykas, kuris labiausiai gadina mūsų gyvenimą,
yra mūsų įsivaizdavimas mūsų galvose, kaip viskas turėtų būti. Nes mes turim kažkokį paveikslėlį ir tada, jeigu netitinka realybė to paveikslėlio, tada mes graužiam save. Graužiam, kaip Jurgita rašė, Jurgitukas, kad nemoku savęs priimti tokios, kokia esu. Tai čia, žodžiu, labai tiksliai apibūdinta. Taip, paskutiniu metu baimės mane šokdina. Manau, kad daugelį dėl to, kad visa šita pandeminė situacija ir tai, kas vyksta dabar, kad jinai niekaip nesibaigia, lyg tai baigėsi, lyg tai nesibaigia, ar čia skiepytis ar nesiskiepyti, ar važiuoti užsienį ar nevažiuoti. Ir įsijungus bet kokį žinių kanalą, visada bus kažkokia tai siaubo istorija, kuri vyksta arba Lietuvoje, arba kur nors netolimam užsienį. Ir yra tiek daug priežasčių, dėl ko mes turim ko bijoti. Darosi dar svarbiau laikyti save geroj būsenoj, paleisti tą baimę ir išlikti, atrasti savo centrą tiek, kiek įmanoma. Čia irgi ne be fanatizmo, nes nei vienas iš mūsų nesam savo centre 100%, bet esmė yra kuo labiau grįžti prie to, kaip tas kamuolys, ant kurio aš dabar sėdžiu, tai aš vis gal periodiškai bekalbėdama kažkur palinkstu, bet aš vėl grįžtu į tą centrą. Gerai, tai čia buvo pirma žinutė apie baimę ir dabar ištrauksiu dar dvi, pažiūrėkim, kokios bus mums žinutės šitam susitikimui. Antra ir trečia. Aha. O, tokios gražios. Pirma žinutė yra, pirma buvo apie baimę, antra žinutė yra apie kvėpavimą. Čia viršelio korta, viršelio matot tas pats paveiksliukas. Ačiū angelai, kad primenat man kvėpuoti, aš giliai įkvepiu ir lengvai iškvepiu. Jeigu taip ramiai pagalvojus, tai viskas, ką mes turim daryti, tai kvėpuoti. Ir jeigu leidžiam savo kvėpuoti, tada visa kita kažkaip paaiškėja. Tai kvėpavimas, be to, kad šiaip yra raminantis užsiėmimas, kvėpavimas ir šitą kortą man primena, kažkada aš turėjau tokią mantrą, frazę, kurią vis savo kartodavau, kai dar nebuvau atradus nei angelų, nei tapingo, kai labai stresuodavau, dėl visko pergyvendavau ir man atrodydavo, kad dangus griūva ir pasaulis griūva, nors nebuvo dar nei pandemijos, nei viso šitos košės ir atrodo, kad net nebuvo iš vis dėl ko pergyventi, bet tuo metu aš labai pergyvendavau. Tai man labai padėdavo frazė, aš kartodavau savo ir tai praeis. Viskas, kas šiuo metu, man atrodo, griauna mano gyvenimą arba kažkieno kito gyvenimą, tai frazė, kurią aš savo kartodavau, yra ir tai praeis. Tai aš tiesiog giliai įkvepiu ir lengvai iškvepiu. Na ir trečia žinutė yra apie šviesą ir dvigubas vaivorykštės nuotrauka. Ačiū Ingridai. Ačiū angelai, kad padedat man matyti šviesą savyje ir kitose. Aš esu šviesa. Štai tokia graži žinutė. Ir yra tokia Wayne Dyer citata, mintis, kad matyk šviesą kitose ir elgis su jais taip, lyg nieko kito daugiau nematytum, tik šviesą. Kas, manau, yra gera mintis. Ir kartu mes galim tą daryti tik tai, jeigu esam išsprendę savus reikalus, jeigu turim savo ribas, aiškiai jaučiam ir neįkrentam į kitą žmogų, nes yra žmonių, kurie visai nenori gyventi šviesoje ir jie dažnai kaip vampyrai limpa prie tokių geranorių, geraširdžių kaip mes, tai čia gal dėčiau tokia išlyga, kad jeigu reikia, tai kai kurios žmonės geriau mylėti iš toli per atstumą. Bet apskritai ta idėja, kad matyti šviesą kitose yra stipri ir jinai yra tokia gerai nuteikianti. Nežinau, gal matėte, aš vakar pasidalinau savo asmeniniam Facebooko profilyje istoriją apie du bėgikus, kur vyko ten, taip suprantu, maratonas ar kažkas tai panašaus ir vyko Ispanijoje ir juodaodis bėgikas finišavo pirmas, bet jisai nemokėjo kalbos ir jis nesuprato, kad jis dar nefinišavo ir jisai sustojo. Ir tas bėgikas, kuris bėgo antras,
kuris galėjo lengvai prabėgti pro jį ir laimėti, bet jis pastūmė tą pirmą į priekį, kad jisai laimėtų, dėl to, kad, tai sako, ko būtų verta, paskui jo žurnalistai klausė, kodėl tu tai padarei. Sako, tai ko būtų verta tokia mano pergalė, kai aš laimėčiau, bet ne dėl to, kad aš iš tikrųjų laimėjau, dėl to, kad tas žmogus tiesiog nesusigaudė, kur yra finišas. Tai čia mes, žinot, galim pasakyti, Lietuvoje mes labai greitai mokam pasmerkti, nuožeglumo vaistų nėra, pats kaltas ir panašiai, bet jo, tas, bet aš kalbu, man net šiurpas eina tas poelgis toks šviesus, iš šviesos pusės, kad tas sportininkas buvo stipriausias ir jis turėjo laimėti ir jisai padėjo, tas ispanas padėjo tam juododžiui laimėti. Tai čia vat apie tą šviesą, kad matyk šviesą tiek savyje, tiek kitose ir elkis su jais lyg šviesa būtų viskas, ką ten matai. Tai tokios 3 žinutės, paleidžiam baimę, kvėpuojam ir matom šviesą savyje ir kitose, vėl tradiciškai gražiai susijusios žinutės tarpusavyje. Ir kitų, kas sako, norėčiau ir aš kortų kaladės angelų, visada galiu užsisakyti iš manęs, mielai įdėsiu į siuntinį, jeigu užsienį, arba į Omnibus paštomatą, jeigu Lietuvoje. Tiesiog parašyk man žinutę. Edita rašo mano mėgstamiausią frazę ir tai praeis. Algida sako mano irgi. Taip, buvau pamiršus, bet manau šito laikotarpiu labai geras priminimas. Tai mielosios, čia buvo viskas, ką norėjau jums šiandien papasakoti. Jeigu kažkas žiūrėsit įrašą vėliau, tai pakomentuokit, aš grįšiu ir paskaitysiu komentarus. Kitą savaitę mes susitinkam su tema, ar tikrai galiu gauti palaikymą aš šitoj situacijai, nes pastebiu, kad dažnai mes kreipiamės į angelus tik tai tada, kai jau yra kažkokia dramatiška situacija, kai kas nors miršta, grėsmė gyvybei, arba kaip mano atveju buvo, kad aš jau nebežinojau, ko griebtis ir atrodė niekas, ką darau, neveikia tik tada. Tai apie tai, kad galima gauti palaikymą visose situacijose. Ir dar pabaigai, jeigu pasidalintumėt vieną mintim, su kuo išeinat, su kokia mintim išeinat, tai būsiu dėkinga, bus įdomu paskaityti. Prisiminkit, kad angelai yra šalia ir jūs tikrai nesikraustat iš proto. Palaikanti energija iš tiesų egzistuoja, visada pasiruošusi mums padėti. Ir aš lauksiu susitikimo su jumis po savaitės, antradienį, 2 valandą, čia pat grupėje Pradėk šiandien. Iki.